Palauk, dar nefilmuok. Taip, šitą čia. Va, kai atsisėsiu dabar prie stalo, tada pradėk filmuoti. Įkūriau oro bendrovę. Tiksliau, Meslita buvo oro bendrovė, nes parduodavo orą už dešrų kainą. O dabar įkūriau oro linijas. Varguolis Air. Oho, lygiuojatės į garsų Richardą Bransoną? Nu, dar to betrūko. Aišku, kad ne. Tikrai nesilygiuoju. Nes nelygis yra lygiuotis į tą, kurio firma vadinasi Virgin. Nekaltoju. Šita rinkos dalis manęs absoliučiai nedomina. Varguolis Air yra oro linijos skirtos būtent varguoliams. Siūlysiu nemokamus skrydžius. Nemokamus? Nu taip, tu išgirdai gerai. Kiekvienas varguolis, sveriantis iki 45 kg, galės skristi visiškai nemokamai. O iš bagažo nemokamai galės pasiimti kreditinę kortelę. Už kiekvieną papildomą kūno svorio kilogramą ir papildomą tentašę, ar krepšį, ar čemodaną jau reikės mokėti. Aš esu numatęs tokias specialias kabinas, žodžiu, kur ateina keleivis, nusirengia absoliučiai nuogai, pasisveria ant tokių svarstyklių, už 45 kg tipo, nieko nemoka, o už viską, kas viršaus, jau to virš 45, moka. Aišku, ten auskarai, žiedai, grandinėlės, įklotai jau čia yra automatiškai apmokestinami papildomai. Atsiprašau, įklotai. Tai čia papildomas svoris. Bet tai nėra nemokami skrydžiai. Kaip tai nėra? Yra. Jeigu sveri 45 kg, pasiemi su savim tik tai kreditinę kortelę, tai prašau, eik nuogas su triusikais į lėktuvą ir stovėk. Stovėk? Taip. Čia dar vienas momentas yra. Lėktuvuose aš padarysiu tik 2 kėdės, o visur kitur bus komfortabilios stovimos vietos. Aišku, bus tas turnikas, žinai, tipo kaip autobuse, už kurio galės visi ten keleiviai laikytis, kiek tik tai ten norės. Sėdimos vietos bus tokiems, prakutusiems varguoliams. Arba tam atveju, jeigu prezidentė užsimanys mano lėktuvais paskraidyti. O visi kiti stovės. Taip daugiau žmonių telpa į tą patį plotą. Ir svarbiausia, kai lėktuvas nusileis ant žemės, va taip. Visas drebėdamas ten, sparnais mojuodamas, varguoliai laikysis įsikibę į tą pagalį ir negalės plot, nes rankos bus užimtos, supranti? Ar tu klausai manęs? Įsivaizduoji, nusileidžia pilnas lėktuvas varguolių ir niekas neploja. Geras, ne? Čia jau praktiškai toks tektoninis mentaliteto lūžis lietuvio sąmoniai. Dabar dar pasakykit, kad ir tualetas lėktuve bus mokamas. Kas toksai? Tualetas? Ai, visiškas durnius.